Čia Gintaras Radvilas, Skaidri politika. Šiandien, kaip ir kiekvieną dieną, aš atsiverčiau viešųjų pirkimų šviežiausią puslapį ir pastebėjau, kad Švietimo ministerija pabaigė konkursą, kuris vadinosi Informacinių televizijos reportažų rengimo ir transliavimo paslaugos. Tame konkurse dalyvavo 3 dalyviai. UAB TV3 pasiūliusi 23 716 eurų, UAB MVP sprendimai pasiūliusi 18 744 eurus ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kuri pasiūlė žemiausią kainą 15 609 eurus. Konkursas baigtas, laimėjo UAB TV3. Kadangi sutartyje aš nepastebėjau motyvacijos šito konkurso, aš nusprendžiau sužinoti, kodėl tas konkursas buvo paskelbtas ir koks motyvas. Susisiekiau su komunikacijos skyriaus specialiste Elona Bagdanavičienė, o jis savo ruožtu patarė kreiptis į turto valdymų viešųjų pirkimų skyriaus darbuotoją Margaritą Jakštinienę. Vietoj jos atsiliepė vedėjos pavaduotojas Gintaras Maskeila, kuris paaiškino, kad jis man nieko nepaaiškins, nes atlieka tik techninį darbą. Jis gauna užduotį iš kitų skyrių ir rekomendavo man kreiptis vėl į komunikacijos skyrių. Perskambinus į komunikacijos skyrių, specialistė Ida Janionytė paaiškino, kad viskas yra suderinta vyriausybės ir norimo atsakymo aš privalau ieškoti esinvesticijos.lt. Aš labai sunkiai ieškojau to dokumento, dar kartą perskambinau jai ir su jos pagalba mes atradome strateginius dokumentus. Pasižiūrėjus į strateginį dokumentą, kuris liečia visas be išimties ministerijas, aš nieko jame nepamačiau, išskyrus bendruosius skaičius. Nei kiek atskiroms ministerijos skirta komunikacijai pinigų, nei kaip jos įsiskirstė, kada jos privalo ką daryti, kaip daryti. Tada nusprendžiau kreiptis aukščiau jau į ministrės atstovės spaudai Daivą Šalc. Ponia Daiva, išklausiusi mano prašymo, paaiškino, kad ji nieko čia nesupranta ir pasiūlė kreiptis į ministeriją raštu. Ašgi žinau įstatymus ir žinau, kad darbuotojai man paaiškinimą atsiųs per 20 darbo dienų, kaip ir numato LR įstatymas. Taigi, po gero mėnesio aš turėčiau gauti atsakymą į šitą nekaltą paklausimą. Mano komentaras būtų labai paprastas. Norint suvokti, kas vyksta viešųjų pirkimų sferoje, nereikia būti naiviu, kad perskaitysi laimėtų konkurso sąlygas, patikrinsi, kas konkuravo tarpusavį. Reikės dar įeiti į brūzgynus popierių, susirasti strateginius dokumentus, apklausti visas ministerijas iš eilės ir nežinia, ar dar gausi atsakymą. Kol gausi atsakymą, per 20 darbo dienų įvyks dar 2000 konkursų, tad susivokti iš to situacijų yra neįmanoma. Aš galiu tik konstatuoti, kad viešųjų pirkimų procesas yra absoliučiai nevaldomas ir neskaidrus.